I'm back in the art. Dear Fundy, the art. Aš neradau, kur išeiti. Aš žinau, tiesiog neradau. Biškį padudravai. Tai siūlau dalį iš jūsų bent jau nusirengti štrikės, kad būtų patogu. Tai kad čia, kas čia šitas vaikinas su megztiniu? Du žmonės, tai ne, du žmoneliai. Rokai nusirengė ir vėjas nusirengė. Jo oro. Gerai. Taip, nedirba. O kodėl? Nedirba. Patiko? Taip. Labai smagu girdėti. Bandykim šiandien pasižiūrėti, kas čia vyksta. Gerai. Einam paskui Laurą ir sužinokime, kas šiandien čia atsitiks. Parašyta palies. Taip, ir čia iš tikrųjų labai dažnai kas perskaito ir liečia tas raidės. Taip, mes lankysimės jaunos menininkės Grėtės parodoje. O čia jau ir prisilietėm prie tos parodos. Ši menininkė kuria madą, kuri yra skirta nematyti. Iš karto. Žiūrėkit, Laura sakė madą. Kas yra mada? Kažkoks stilius. Kas toksai? Kažkoks stilius. Kažkoks stilius. Ar jūs duomenės kuris nors mada? Stiliumi? Gerai, duomenės kažką kalbėti. Ir kiekvieni rūbai, kiekviena sukurta mada, jis palieka kažkokį jausmą. Bandykit priliesti va savo džentelį paliesti. Kokio įsijaudinę, sakykime. Kas per rūbinės? Šiurkštu, švelnu, šilta. Gerai, pabandykime visi dabar paliesti savo rūbelį. Taip. Visi pabandykim. Na ir koksai yra pojūtis. Kaip jaučiasi tavo rūbas? Švelnus. Švelniai. Visų rūbai švelnus. Jo, mes šiandien apsirengę su minkštais rūbeliais. Taip, nes lauke šalta. Ir iš ten. Taip. Ir taigi, kiekvienas rūbas mums padovanoja jausmą. Ir jeigu mes paliečiam kažką tai šiurkštaus, tai mums nėra malonu. Arba džinsai. Džinsai dažnai būna kiekti, ar ne? Man ir bliuskutė truputėlį kietesnė, nes baltynukai. Taip. Taigi, tai yra labai labai subtilūs dalykai ir iš to susideda mūsų emocijos. Taigi, šiandien kalbėsim apie jausmus ir prisilietimai mums tuos jausmus pažadina. Taigi, štai čia yra pirmi objektai. Kad berniukam būtų aiškiau, žiūrėkit, Laura sako, kad mūsų rūbai mums pažadina jausmus. Tai mes kaip apsirengiam savo bliuzoną, kuris yra patogus ir minkštas, tai kokį mes tada jausmą jaučiam? Kaip jums atrodo? Nieko. Kokį? Nieko sakė. Nieko nejaučiam. Nieko nejaučiam. O žiūrėkit, kai būna, pavyzdžiui, rugsėjo 1, reikia apsirengti tokiais labai tvarkingais, baltais, iš krakmolių, tais standžiais, baltiniais ir būna jie tokie nelabai patogus. Tai atsimenat tą jausmą tokį, kad negalima bėgioti. Atsiprašau, kai kostiumais rengiamės, atsimenat, ar geras jausmas ar nelabai? Nelabai, nes tu esi suvaržytas, jau esi įrėmintas, ar ne? Jau toks truputėlį, kur laisvais drabužiais ir kur tokiais jau įpareigojančiais skirtumas yra.
Tai kai sakom, kad nieko nejaučiam, tai galbūt tas bliuzonas, kurį dabar šiandien galim užsidėti, jisai toks minkštas ir galim nejausti to blogo jausmo ir atrodo, kad nieko nejaučiam. Iš tikrųjų jaučiamės visai pakankamai neblogai. Tai va. Jeigu ir dar galim kalbėti apie tinkamą aprangą, nes jeigu yra rytas šaltas, o mes būsim tik su trumpom rankovėm, tai mums bus nemalonu. Būna, kad ateinant į mokyklą būna šalta. Ne. Ne? Tam tai yra tai vasara. Arba vasarą, jeigu būsime su bliuzonais karštais ir mums bėgs prakaitas, nu irgi nemalonu. Ar ne? Tai tinkamų laikų, tinkama apranga yra labai svarbi, tam, kad jaustumėmės gerai. Ar ne? Na taip. O dabar aš jūs pakviesiu patirti kažką, aptikti šios dėžutės viduje. Ir tai turėtų kažkokį tai jausmą man pasakyti. Pabandykite. Reikės pasakyti jausmą. Ką jauti liesdama? Kas čia gali būt pasakyti? Švelnuojate? Fuck off. O šitoj dėžutė? Ne. Nešvelnu? Atsiprašau, ten galima paliesti? Galima. Gerai, dabar draugai duotum paliesti. Okay, well. Kokį jausmą man jauti? Kas ten gali būti? Švelnus ir čia blogai kažkaip. Plaukai, jo, pažiūrėkite. Kažkokie... Tokie čia maišeliai, tokie vieta kažkas. Aha, sintetinis atrodo kažkoks. Jo. Kad tu atspėjai? Kas toliau? Aš. Galima tik ranką. Biškai filmuoju. Dabar savo daryti. Kur maloniau, 2 minutai. Viesi. Kiekvieną dieną mes esame skirtingi ir apie tą rūbą mes pakalbėsime. Ar dar kas nors liko nebandė šitų dėžučių? Aš. I did touch bald hair. Krygai, geriau čia ar šitoj vietoj? Čia. Mokytis irgi pabandykite, o mes su vaikinais einam toliau. Na? Aš va čia jaučiu Vilną. Aha. Shut the fuck up, you're not my teacher. Nemalonu. Šitas nemalonu, man... Jo, šita. Šitą fainesnė. Labai gerai. A guy hater. Šitas